Taigi, labas visiems, su jumis aš Gabija ir taip aš suprantu, kad tai nėra video, kurio jūs laukite, tai nėra Simsai, bet labai greitai noriu su jumis pakalbėti ir taip pat primint apie Fanta Duberio programėlę. Labai daug mačiau jūsų, kurie nesuprato, kaip reikia kurti, kaip reikia dalyvauti konkurse, kad laimėtum prizus. Tai dabar šitame video aš jums pabandysiu paaiškinti kuo išsamiau ir kuo sklandžiau viską, kad jūs suprastumėt, galėtumėt kurti ir dalyvauti. Tai visų pirma, kas tai yra? Tai yra video paimti, kuriuos tu pats gali įgarsinti ir kuriuos mes įgarsinam. Aš jau suprantu, kaip aš nemoku aiškinti šitą video. Esmė ta, kad yra video, kuriuos jūs galit patys įgarsinti. Taip, jūs dalyvaujat konkurse. Tai yra įgarsindami kitų žmonių video. Esmė ta, kad įgarsinti video ir dalyvauti konkurse tikrai nėra labai sunku. Tai galima padaryti 3 būdais. Pirmas būdas yra kurti tiesiog telefonu be jokios programėlės. Tai nueiti į nuorodą, kuri bus mano aprašyme. Taip pat ją, manau, paliksiu ant savo čia ekrano, jeigu norite jūs patys susivest. Taip pat ji yra pas mane Instagrame bio. Jūs nueinate į Fanta Duberio platformą, kuri yra tiesiog paprastai va taip internete. Ir čia jūs matote labai daug video. Paspaudus mažą mygtuką kairėje, jūs galite peržiūrėti video, kuriuos mes įgarsiname. Jūs galite pažiūrėti, kaip mes tai padarėme. Viduryje yra mygtukas, kur yra Fanta lūpytės. Paspaudus ant Fanta lūpyčių, jums atsiranda pasirinkimas. Ar jūs norite dubą, ar norite daryti subą. Tai dubas yra, kai jūs patys įgarsinate, o subas yra, kai uždedate titrus. Kai žiūrit filmą ir čia, tarkim, rašo, ką jūs sakot, viską. Jo. Tuomet matome tokį pranešimą, kur jeigu tau reikia įkvėpimo, gali paspausti ant mažų lūpyčių dešinėme šone ir ten yra pora istorijų ir taip pat muzikos kūrinių. Ir taip pat yra parodyta varnelė šone, jinai suprantu, kad sunkiai matosi. Ja paspaudus, jūs įkeliate savo vaizdo įrašą. Čia įrašai savo subtitrus, kadangi, kaip ir sakiau, aš darau subą. Įrašai, ką norėtum pasakyti, kas leis vasarą su Fanta. Tada spaudžiame šone varnelę, tada vėl rašome, ką norime. Ne tu, dar rašau aš, šautukas. Tuomet peržiūrime savo video. Ir tai yra, kas leis vasarą su Fanta, ne tu, aš. Ir tuomet paspaudus varnelę dešinėme šone viršuje, jums rodo, kad reikia prisiregistruoti. Tai galite registruotis, jeigu jau turite paskyrą prisijungti, arba taip pat galite prisijungti su Facebooku arba Google. Prisijungiam. Ir kūrinys yra įkeliamas. Ir štai taip jūs sukuriate, įkeliate ir jau dalyvaujate konkurse per Fantos platformą be jokių programėlių, nieko siųstis nereikia. Galbūt jūs nenorite kurti per platformą ir tai yra viskas gerai, jūs galite kurti appse ir appsas vadinasi Madlibs, tai yra programėliai. Taip atrodo programėlė, kai ją įsijungi. Aišku, taip pat reikia prisiregistruoti arba prisijungti. Ir jeigu noriu kurti, spaudžiu pliusiuką, kuris yra per vidurį apačioje ir, kaip matote, išmeta labai daug įvairių video, bet mes norime kurti būtent Fantos Duberį, tai spaudžiame viršuje Fanta Duber, išmeta video, kuriuos mes galime pasirinkti. Taip pat kairėje apačioje yra pasirinkimas peržiūrėti video, bet jeigu paspaudžiame per vidurį, galime pasirinkti, ar norime subinti ar dubinti. Paklausom, kaip reikia daryti ir kada kalba, nes tai yra labai svarbu, jeigu nori padaryti gerą dubą. Tada spaudi mygtuką per vidurį, įrašai savo balsą, kada žmogus kalba, aš sudubinu ir man šitas bandymas visai nepatinka, todėl aš jį ištrinu ir bandau iš naujo. Dabar man jisai patinka, aš paspaudžiu, kad noriu jį įkelti, galiu parašyti, ką noriu po šituo video, tada aš pasirenku, su viskuo sutinku ir tada paspaudžiu done. Ir taip aš sukūriau subą arba dubą telefonu. Jeigu tu nenori kurti telefonu, aišku, kad visą tai gali padaryti prie kompiuterio. To jau parodau jums, kaip aš tai darau prie kompiuterio, jeigu kuriu subą arba dubą Fantos Duberio platformai. Dabar aš esu prie savo kompiuterio, toje vietoje, kur filmuoju Simsus ir atlieku visus darbus su kompiuteriu. Jeigu jūs norite dubinti, jums prie kompiuterio nepavyks, nebent jūs turite mikrofoną
arba jūsų kompiuteris jau turi mikrofoną savyje. Aišku, visada galite subinti, nes mikrofono subinimui nereikia. Matot, atsidarom visą Fantadubbera platformą ant kompiuterio, yra viršuje skilti sukurti ir taip pat žiūrėti. Paspaudus žiūrėti mes galime žiūrėti kitus sukurtus subus arba dubus, pasižiūrėti kažkokio įkvėpimo, kažkokių idėjų pasisemti. Tai taip pat galite čia rasti ir mano video juos pasižiūrėti, pasisemti įkvėpimo, ar tiesiog pasijuokti, pasikelt savo nuotaiką. Jeigu mes nenorime žiūrėti, mes spaudžiame sukurti ir kaip matote, sukurti, subinti arba dubinti video yra labai daug. Taip pat, kaip ir matote, kairėje apačioje po kiekvienu video yra mažytė ikonėlė su tokiu trikampiuku viduje. Ta video visą laiką galime pasižiūrėti. O jeigu mes norime kurti patys, mes turime spausti lupytes, kurios yra per vidurį. Tas, manau, jau yra kaip ir aišku. Aš išsirinkau pripažinimo apelsiną, kurį aš turėjau įgarsinti. Bet dabar aš noriu jį padaryti gal visai kitaip, nes turiu kitokią, tarkim, idėją. Galiu pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta, kaip čia kada ką pasako, kokiu laiku, kad galėčiau viską labai gerai padaryti. Mums yra kraunami priedai ir taip pat yra patarimai. Tai pavyzdžiui, paspausk, kad pradėtum. Tavo balsas bus rašytas ir pakeis veikėjai žodžius. Taip pat yra dar vienas patarimas. Pažiūrėk savo darbą, jei nori kažką pakoreguoti, pradėk procesą iš naujo. Gali daryti tiek pakeitimų, kiek reikia. Išsaugok savo kūrinį prieš pasidalinant juos su draugais. Jeigu reikia patarimų, visada gali spausti ant klaustuko. Man šitas bandymas visai nepatiko, todėl aš jį ištrinu. Tada aš aišku paimu ir spaudžiu varnelę dešiniame šone ir man reikia prisiregistruoti arba prisijungti. Ir viskas tai yra taip paprasta, įkėlus savo video, reikia šiek tiek palaukti, nes Fanta turi jį patvirtinti, kad nebūtų ten kažkokių keiksmažodžių ar dar kažkokių negražių replikų ar pasakymų. Kai video yra patvirtintas ir paviešintas, viskas, tu dalyvauji konkurse, tau nereikia daryti nieko, nereikia jokių hashtagų, nereikia postintis niekur kitur. Jis jau yra ir tu automatiškai dalyvauji konkurse. O dabar einam kalbėti apie prizus. Pats svarbiausias ir didžiausias prizas šio konkurso yra JBL kolonėlė. Ją laimi visi nugalėtojai. Vasarai šita kolonėlė yra, nežinau, Dievo dovana. Taip pat dėžutėje prie kolonėlės jūs rasite tokius saldainius, kurie yra kaip čiulptukai. Ir taip pat, aišku, jūs laimite Fantos. Konkursas vyksta iki rugpjūčio 10-15 tame tarpe. Jisai baigėsi. Jūs dar tikrai turite laiko kurti. Galit laimėti nemokamai kolonėlę. Būtinai dalyvaukit, kurkit ir susimatysim labai greitai kitame video. Iki kitų kartų. Te.